Norėjau sakyti darželį, bet aš į darželį girdėjau. Aš irgi ne. Tai Majestic. Tai va, daugą paaiškinu dabar. Makes sense. Labas vakaras, gerbėmiai mano video blogo žiūrovai. Čia ir vėl aš Šiuiva. Ir visai nesvarbu, kad Helovynas jau praėjo prieš gerą savaitę laiko. Ir visai nesvarbu, kad aš balso dar visai normaliai neatgavau. Tai yra tik mažytės detalės, kurios visiškai nesutrukdys mums kurti šio vakaro video. O šio vakaro video yra labai iš dviejų dalių. Tai pirmoji dalis yra nuostabioji moliūgų pjaustymo dalis. Tai va, o antroji dalis... Sorry, kad peržaugau Witchcraft, mes turim ne vieną tokį kursą. Rimtai? Jo, nieks nepasirinko. Bet taip, nu. Ta prasme, gali gauti po bakalauro laipsnį. Paliubom antras bakalauras Witchcrafting. O antroji pusė yra Questions and Answers. Ir mes viską sudėjom vieną. Ir gavosi moliūginis Questions and Answers video. Au! O tu redaguoji čia toks vaizdo klips, nes žiauriai neįdomu, žiūrėt. Gerai. Gerai. Nes nerealiai laiko nebėra. Žinai, nuo ko reikia pradėti nuo viršaus, taip pat ten propjauni viršų ir nuo ko pradėt. Bet tu nerodai man, ką darai. Tai tu nežiūrėk. Ar turi klausimų man kokiu nors tai intriguojančių? Ar labai sunkiai sekasi anglai išgyventi? Nu, moliūgus pjaustau, vargai nematau. Kokių čia sunkybių. Žiūrėk, išpjovau kaip Majestic. Tai ne, Majestic nesu. Nes realiai klausimas yra ar, jei klausimas prasideda ar tai... Tai aš atsakau ne. Jeigu būtum veikėjai iš Hario Poterio, kas būtum ir kodėl? Žinai, kas būčiau? Oh my god. Aš nežinau, nes aš neskaičiu, nežiūrėjau. Tai tu iš viso nežinai nieko. Bet kodėl tu nežinai? Žinai, kas aš būčiau? Nu. Ten, o Jezu. Ten pirmoji daly buvo tokia mergaitė, kuri tūlikę vaideno su akiniais. Haris Poteris? Mergaitė. Ai, nes su akiniais. Grįžau jo tualeto princesė ten buvo, tai aš būčiau jinai, nes jinai ten tipo... Mano smėgs nemylėjo, ten pati viena tipo ten kažką ten... Kaip smirda. Žiauriai. Majestic. Gerai, Smirdės dabar. Kitas klausimas. Kelių metų praradai nekaltybę, Ieva. Pending, kaip Harperis sako, ne? Pending. Jo, pending. Matei, tipo, matei Simpsonų seriją. Aš neatsimenu, kaip ten tiksliai buvo, bet mes visą... 2000 years later. Bet mano vardas Maiklas. Ir jis ten ateina, čik-čak. Tipo, still. Kokia tavo mėgstamiausia knyga? Mėgstamiausia mano knyga. Laikas gyventi. Kaip tapti mergaitė? Ne, aš turėjau kažkada rimtai knygą Mergaitės gidas. Spėk, ar ją skaičiau. Ne. Nes jau būtum skaičius. Neatrodytum šitai. Neatrodytum šitai. Neatrodytum kaip vyras. Ar tu ir nemoki skaityti? Jo. Ar mėgsti skaityti knygas? Be proto. Rimtai? Tai pati žinai, kaip mėgstu. Nu juokau. Ne tai, kad mėgstu. Net tai nereikia skaityti knygas. Žiauriai. Žiūrėk, mano moliūgas verkia. Pala, man atrodo, sufeilinau. Ne, bet tu nežiūrėk. Aš nežiūriu. Šitą, kitas klausimas, Trumpas ir Clinton. Kanye for the president. O gali jis eiti prezidentus? Tai jisai peržengė metų... Kiek jie metų įdomu? Kanye? Gal jis per jaunas? Gerai, jaunas. Žiauriai Majestic stendi. Tipo įsmeigi su peiliu ir tada įkišti su pjūklu ir tada družinį. A, jo, visai nieko. Tavo mėgstamiausias hobis, kurio negalėtų sakyti. Aš turiu mano moliūgų pjaustymas realiai dabar. Labai naujas mėgstamiausias hobis. Nu. Ta prasme, čia yra toks satisfying dalykas. Bliamu, bet taip krypia atrodo tie viduriai visi. Ir smirda jie dar. Ai, tu kad smirdai. Jo, rimtai, iš tikrųjų, jeigu nesat bandę moliūgo pjausti, pamėginkit žiauriai satisfying. Kodėl nešioji laikrodį ant dešinės rankos? Šitais, nes man ir patogiai, aš ant kairės, kai užsidedu, tai man kažkaip bereišia tenais ant tos kairės rankos. Man kažkaip patogu. Nors sako, tipo, ne, tu čia su dešinė darai dalykus, tai tau trukdo viskam daryti. Bet kad aš žmogus esu įpratęs su dešinė viską daryti, tai patogu yra su dešinė nešiot laikrodį. Aš visą gyvenimą taip. Apskritai aš gyvenime dešinioji, a ne? Konservai! Iškrito gabalas. Gabis. Mano mėgstamiausias klausimas.
Ar kada nors forsinai kontentą, turiu omeny nejauti, kad labai turi ką pasakyti ar parodyti, bet jautei spaudimą iš žiūrovų, jog turiu pasirodyti. Jei taip, kodėl taip darai? Nu, Ieva, kodėl taip tokius klišė, pavyzdžiui, ne? Ne, tai čia yra klišė šitas ne dėl to, kad aš neturiu apie ką kurti. Aš tiesiog stumiu, nu. Mano moliukas vema, gal priktos vėmoms. Ne, tai čia šitas klišė video yra dėl to, nes tiesiog... Nes kiut, smagu, tipo, aš niekada nesu moliuko pjaušius, tai jo, tai, tipo, smagu. Iki šau pirštas siekis. Net pašiurpo oda. Jam ar tau? Abiem. Žinai, relationship goals. Tai jo, tai ne, niekada tiesą sakant neforsinau savęs kurti ir neforsinau dėl kontento. O tu, Indra, ar forsini save dėl kontento? Tu YouTube'ės kūrimo? YouTube'ai. Jo, nes, nu žinai, kaip ten reikia weekly kelti ten on daily basis, tai nu yra žiauru realiai sugalvoti. Ten visokių, žinai, challenge prisigalvoji, ten... Mano kambario turas. Ką aš turiu ant telefono? Kas yra mano tašiai? Ko nėra mano sąskaitos? Kodėl aš sergu depresija? Čia šiaip nejuokybė. Lauk, reikia dar čia kokį nors tai iššauti mačais. Ai, ką, kaip blogai. Ai, ne, nors pusę velio. O, mano turės dvi angas. Tai mergaitė? O tai berniukas neturi daugiau negu vienos angos. Čia turėjo būti Gediminaitis stop. Kodėl neišėjo? Šitą tarpuką palyginus su šitu pusę moliuko, biški proporcijas ne taip sueina, bet šiek tai normaliai. Kokią išdaigęs iškrėtusi vaikystėje? Aš tų zbitkų ten darydavau, įtiek. Esu langą buvus išdaužus. A, ne? Jo, reikia atsigėdėm atsiprašyti. Ai, tai ėjai? Tai jau viską tenais norėjau, bet ten žmonės negyvena, ten kažkoks tokios kelias buvo. Ne, tai mes tiesiog žaisdam po krovininių traukinių vagonais, kur jie stovi. O tu tipo pradeda važiuoti ir jūs pabėgat? Nu, tai mažiukai buvom. Čia mes pabėgti. Ir jie ten ilgai stovėdavo, tai, žinai, tėvai pergyvendavo, kad sutryps. Vaikučiai po vagonai žaisdavo. Kas gyvi? Kokio praeities įvykio gailiesi labiausiai? Žiauriai banaliai nuskambėt, bet no regrets. Ar aš turiu regrets? Atrodo, kad turiu, bet at the end of the day, tai jei tikriausiai nebūčiau patyrus ar buvus būtent tam momente tuo laiku ir pasirinkus tuos sprendimus, tikriausiai dabar nebūčiau čia. O at this moment, I'm happy. Tai, ne, bet žinai, ir tada čia tas sviestas vestuotas, kaip mes per istoriją sakom, bet mes niekada nežinotume, kas būtų buvę jai, gal tu būtų buvęs laimingesnis. Kiek tu gali pjausti, aš baigiau jau, aš ten tą patį skilės dročinu tas... Nesakyk šito. Tilps ar ne? Tiesos akimirka. Aba. A dar vieną uždeg? Žiūrėk, kaip pas mane mažas tik įsigrūs. Svarbu, jam šakės. Viskas. Viskas. It's too late, apologize. Davai, 1, 2, 3. Mažas tik, ne? Kodėl smirta plaukais kažkokiais degančiais? O čia turėjo būti Gediminaičių stulpai. Ačiū, kad žiūrėjote šį video blogą, tikiuosi minimaliai bent jau, realiai net neatsakėmės jūsų klausimus, bet tikiuosi patiko matyti šitą dalyką. Taigi, iki kitų susitikimų, sėkmės ir iki.